Sveiki, jūsų ekranuose laida Alfa taškas ir šios laidos visas dėmesys šiandieną yra įkilusi ažiotažą dėl dar praėjusios kadencijos vyriausybės sprendimo. Kalba eina apie sprendimą priimtą gruodžio pradžioje praplėsti dvejopos paskirties prekių sąrašą, kurias draudžiama eksportuoti į trečiasias šalis, ir tie nauji ribojimai įsigaliojo nuo šių metų, tai yra nuo sausio mėnesį. Į tai iš karto sureagavo ir verslas, ir naujasis ekonomikos ir inovacijų ministras Lukas Savickas. Iš pradžių ponas Savickas kalbėjo apie tai, kad apskritai galbūt reikėtų kai kuriuos draudimus naikinti. Vėliau kalbėta apie tai ir pasitarus kartu su verslu, kad galbūt kai kuriuos ribojimus reikėtų koreguoti. Tai būtent apie tas korekcijas mes šiandieną ir pasikalbėsime, kokios tai galėtų būti korekcijos ir ar tos korekcijos nesukurtų prielaidų tokiem dalykam kaip pavyzdžiui sankcijų pažeidinėjimas, kai tos dvejopos paskirties prekės galiausiai atsirastų Rusijoje. Reikia turbūt visiems priminti, kad dvejopos paskirties prekės tuo pačiu reiškia ir tai, kad tos prekės, tie komponentai gali būti panaudoti karo lauke. Tai šiandieną apie tai kalbėsime su Lietuvos verslo konfederacijos prezidentu Andriumi Romanovskiu. Sveiki. Sveiki, gyve. Ir taip pat buvusios praėjusios vyriausybės kadencijos kanclerė ir dabartinė Seimo narė Giedrė Balčytytė. Sveiki. Labadiena. Pone Romanovski, nuo jūsų pradėkime. Jūs tokį buvusios vyriausybės sprendimą klaida buvote pavadinęs. Kodėl čia yra klaida? Kur čia yra problema su tuo išplėstų sąrašu? Pavyzdžiui, Lukas Savickas buvo minėjęs, kad apskritai dėl tų draudimų, dėl ribojimų Lietuvos valstybė praras apie 250 milijonų eurų. Kai kurie apžvalgininkai tą skaičių sukritikavo, sakė, neaišku, iš kur ministras tos skaičius ištraukė. Bet ar problema yra konkrečiai dėl piniginių kažkokių tai praradimų, ar jūs matote dar kažkur tai, kodėl tai yra klaidingi tie ribojimai? Kodėl tai yra klaida? Man teko kalbėtis ir su buvusios vyriausybės pareigūnais, kurie buvo už tai atsakingi, ir jie iš dabartinės perspektyvos jau supranta, kad šitas tokia apimtimi draudimas vežti oro transportu buvo klaidingas, nebuvo viskas įvertinta. Tos sumos, kurios yra, tos sumos aš galiu paaiškinti, iš kur jos ateina. Iš principo tai yra kiek Lietuva šiuo metu eksportuoja tų prekių į trečiasias šalis pagal tas kategorijas, kurios yra uždraustos. Tos sumos gal sviruoja, ten vėlgi skaičiavimais yra tarp 200 ir 250 milijonų, bet tai nėra sudėtinga paskaičiuoti, nes yra labai aiškios 47 kategorijos prekių pozicijų, yra apie 1000 prekių kalbame. Ir viena iš klaidos požymių yra tai, kad pavyzdžiui mes uždraudėme eksportuoti nuo sausio 1 prekes į Izraelį, į Taivaną, mūsų strateginius partnerius, į mūsų prioritetinę eksporto rinką Singapūrą, ir tai parodo, kad jisai nebuvo pilnai vertintas tas sprendimas, jisai nebuvo proporcingas, ir gal viena iš priežasčių buvo tai, kad nebuvo su verslo bendruomenė pasitarta. Nes pavyzdžiui, prieš tai galiojęs ir šiuo metu irgi toliau galiojantis draudimas vežti sausumos transportu per Rusijos teritoriją šitas prekes, mes apie jį kalbėjome, mes palaikėm tą sprendimą, nes tai buvo kalba, kad dalis prekių nusėda, važiuoja į Kazakstaną, Kirgistaną, Uzbekistaną ir niekados nenuvažiuoja. Ir tas ribojimas, jisai buvo ir apkalbėtas, ir proporcingas. Čianais pagal mūsų apimtis tikrai mes vienintelė, bene iš ES šalių, taikom šiuo metu tokį ypatingai griežtą ribojimą beveik į visą pasaulį aviacinių susisiekimų. Ir vėlgi reikia atkreipdėmėsi, tai yra dvigubos paskirties naudojimo prekės, kurios šiaip yra pagal savo prigimtį yra civilinės prekės, bet be abejonės, aišku, sankcijų apėjimas arba ta problema jinai išlieka ir nebereikalo nuo sausio 1 mažai kas irgi žino, įsigaliojo europinis reglamentas, reguliavimas, kuris labai sugriežtino kontrolę. Ir ką mes ir kalbam, kontrolė tikriausiai yra prioritetas, bet ne totalus draudimas. Bet kai jūs sakote, kad šiuo atveju valdžia, dabar jau buvusiai valdantieji su jumis nesikalbėjo, sunku būtų patikėti, kad jūs sužinojote apie tą sprendimą tik tai kada jisai buvo priimtas. Žiūrėkite, čia visi klausė, tai mums reikia suprasti, kad jeigu įmonė užsiminėja gamybą kažkokių tai komponentų, tai jinai dėja dažnu atveju neturi resursų ir neseka kiekvieno vyriausybės nutarimų.
Noriu atkreipdėmėsi, kad šitas vyriausybės nutarimas, jisai iki tol, kada jisai buvo sukurtas prieš metus, daugiau kaip prieš metus, jisai kalbėjo apie ribojimus per Rusijos teritoriją. Ir daugeliu verslų jisai visiškai nereguliavo veiklos. Nes per Rusijos teritoriją ant žeminių transportų labai mažai kas veža, 99 procentai verslų neturi jokių reikalų su Rusijos teritorija fiziškai. Ir dėl to jisai tuo metu buvo ir tam, kad dalis vakariečių per Lietuvą vežė prekes, vėlgi tą pačią Centrinę Aziją ir jos ten dingdavo. Tai ta priemonė buvo tiksli ir daugelis verslų, kurie aviacinių transportų veža į kokį nors Meksiką, Braziliją, Argentiną, jie iš viso net nebuvo girdėję apie šito nutarimo egzistavimą. Ir dėl to atsakymas taip. Aš galiu labai atsakingai pasakyti, įmonė sužinojo iš pašto tarnybos, kuri turėjo vežti, kada jie pasikreipė, kad reikės vežti nuo sausio 1, sako, žiūrėkite. Dabar išvešime tą prekę ir konkrečiai čia buvo kalba apie įmonę savo viduje, grupės norėjo siūsti serverius, nes teikė paslaugą savo pačiai, savo dukterinį įmoniai. Trečioji pasaulio šalis sakė, nuo sausio 1 jūs negalėsite to savo serverio, nepardavimui netgi. Mes kalbam, pavyzdžiui, kai kurios įmonės pasakė, jų yra užsakovas Bangladešo, Meksikos, Brazilijos vyriausybės, kurios perka programinį įrangą. Staiga jie supranta, kad jie negalės vykdyti savo įsipareigomų, nes jie tos prekės negalės išsiųsti oro transportu. Jūros transportu ant žeminių gali išsiųsti, oro transportu negali. Pone Balčytyte, jūs kaip buvusi vyriausybės kanclerė, ar jūs galite paaiškinti, kodėl to dialogo su verslu, su verslo bendruomenė pritrūko tuo metu? Na, visų pirma, nenorėčiau jokių būdų sutikti, kad dialogo su verslu ir verslo bendruomenė pritrūkdavo praėjusiai vyriausybė ir tikrai Andrius tikiu, kad neleis irgi tokiam kalbom vykti. Nutarimas, kaip ir visi kiti nutarimai, buvo derinami ir verslo bendruomenės ir gerbiamo Andriaus atstovaujamos turbūt įmonės ar organizacijos lygiai taip pat per jį galėjo apie jį sužinoti, bet aš norėčiau kelis akcentus uždėti, nes kai kalbam kažkaip apie 100 dalykų vienu metu, išsiskaido ta mintis, kodėl iš vis Lietuva turi nacionalinių sankcijų dalį. Tai nebejojam ir visi žinom, ar ne, kad Rusija naudoja vakarietiškas technologijas, būtent pažangias technologijas ir įvairias technologijas savo ginkluotei, kurią karo lauke naudoja, kurią žudomi nekalti Ukrainos žmonės ir naikinama infrastruktūra ir valstybė ir tą riziką tikrai visi žinom ir suprantam, aš taip norėčiau galvoti. Kad ne tik karinės paskirties, bet ir taip vadinama dvejopos paskirties prekės taip pat gali būti panaudojamos ginkluotėje ir yra panaudojamos ginkluotėje, tai irgi yra visiems plačiai žinoma. Kad Lietuvoje taip pat praėjusi vyriausybė buvo įsteigusi ekspertų grupę, būtent ką mini ir gerbiamas Andrius, matydami, kad per Lietuvą, ne tik Lietuvos įmonių, bet ir per Lietuvą vežamos, buvo tuo metu taip per Rusiją, Baltarusiją, vežamos prekės, kurios net nepasiekia galutinio tikslo, ar ne, ten Centrinėje Azijoje ir panašiai, bet lieka Rusijoje ir tokiu būdu, taip pat gali būti prekės elementai ar detalės panaudojamos būtent ginkluotei gaminti. Kad Rusijai užtrunka kelis mėnesius apeiti galiojančias sankcijas ir naudoti kitas valstybės, per kitas valstybės gaunamas prekes, tai taip pat yra visiems puikiai žinoma. Tai, atskirkime šitą dalį, nes kai kalbam valstybės vienos kitos, prekės vienos kitos, tai būtent prekių sąrašas lygiai taip pat ne kažkas sugalvojo, pabudo ryte ir nusprendė, kad štai šitos prekės. Tas prekių sąrašas ekspertų grupėje plačiai aptartas buvo, žvalgybos tarnybos, Ukrainos ekspertai, lygiai taip pat muitinės departamento atstovai, kurie matė prekių judėjimo pokyčius, uždraudus per išorinę sieną, padidėjo prekių srautai galbūt į kitas vietas. Ta prasme, tas labai plačiai žinoma. Tai apsimesti dabar, kad čia kažkas naujo, niekam nežinoma ir netikėta, atrodo truputį keistai.
ką noriu pasakyti dėl, vėlgi, derinimo procesai, jie visada vyksta tokie patys ir gerbiamas Andrius nekartą yra dalyvavęs daugybėje diskusijų, kur irgi buvo teisės aktai derinami tuo pačiu būdu, lygiai taip pat talpinami viešose erdvėse, skelbiama informacija vyriausybės interneto svetainėse ir panašiai. Tai, kad galbūt taip neįvertino tuo metu atstovai verslo, kad tai gali juos paliesti, suprantama, bet dabar ta polemika, kad gal uždrauskime, tai ką tai reiškia? Ar mes vėl norime maitinti Rusijos karo mašiną? Ar mes viena ranka eksportuosime mūsų technologijas, o kita didinsime BVP skiriamą mūsų gynybai? Tai čia kaip gyventi šalia, nežinau, serijinio žudiko ir duoti šovinių, bet tuo pačiu įsistatysime trejas šarvuotas duris ir paskui tikėsimės, kad jis niekada mūsų nepasieks. Tai manau, kad diskusija yra ne apie tai. Jeigu tai yra diskusija apie kažkokius konkrečius dalykus, apie juos ir reikia diskutuoti, bet kai paimam taip plačiai, kvestionuojame aplamai sprendimo prasme ir vertę ir šalių, kur nėra jokios garantijos, kad prekės iš tos pačios Indonezijos ar to paties Vietnamo nepasieks Rusijos ir nebus gaminama ginkluotė naudojant lietuviškas prekes. Tai manau, turėtumėm visi taip pat kalbėti, tikslą tą patį turėti, nes negalime judėti dviem skirtingom kryptim ir nueiti ten, kur norime nueiti. Tai, ponė Romanovski, dabar jau kalba eina apie tam tikras korekcijas, ar ne? Kokios tos korekcijos galėtų būti? Kas turėtų būti koreguojama? Tai, manau, prioritetas ir čia nėra diskusijos, kad reikia visais įmanomais būdais užkardyti, kad Rusija tos prekės nepasiektų. Nebereikalo ES ir patvirtino sausio 1 dieną naują reglamentą, kuris bus taikomas visom ES šalim. Mūsų manimų prioritetas yra kontrolė. Nes mes dabar kalbame, tai ar yra nubaustos įmonės, ar yra pagautos įmonės, ar yra nustatytos prekės. Nes jeigu mes girdime, kad Rusijos karinėje įrangoje yra Amerikos, ten kitų ES, kitų trečiųjų šalių gamintojų prekės, ar yra ten lietuviškų gamintojų prekės. Mes imkime, gaudykime ir bauskime tuos, kurie apeidinėja, kurie kenkia Lietuvai ir kenkia mūsų nacionalinio saugumo interesams. Bet kodėl ažiotažas kilo? Dėl masinio ir, tikrai didelio apimties masto draudimo, ir kuris kartais netgi, kodėl aš tai vadinu klaida? Aš nekalbu, kad nėra teisinga riboti. Taip, ribojimas yra teisingas ir kontroliavimas yra teisinga priemonė. Bet tokia apimtimi, bet aš vėlgi klausimas, kodėl į Izraelį buvo ribota? Ar mes turime pagrindo manyti, kad jeigu mes savo prekes eksportuojame į Izraelį, ten yra didelė tikimybė, kad jie prekiauja su Rusija? Kodėl yra ribojama į Taivaną, mūsų strateginį partnerį? Ir tai parodo, kad tai buvo sprendimo apimtimi ir gilumu, tai buvo padaryta klaida, neįvertinta. Jeigu mes kalbam viena vertus, kad mes skatinam lietuvius eksportuoti aukštą pridėtinę vertę, bet tuo pačiu mes sakom, kad beveik į visą pasaulį tų labai plataus masto prekių negalės eksportuoti, ar tai yra proporcinga? Jau nekalbant apie tai, kad štai Latvija, Lenkija netaiko šito apribojimo. Tai kai kurios įmonės ką daro, kurios nekalbu apie apėjimą, kurios paprasčiausiai prekiauja su savo klientais, siunčia savo įmonėm į Lenkiją prekes ir siunčia toliau į pasaulį. Tai gerai, bet vienas dalykas yra, ar ne, kontrolė, kitas dalykas, aš kaip suprantu, jūs norėtumėte, kad kai kurių šalių tame draudime neliktų. Ar kai kurių prekių tuo pačiu irgi? Ne, prekių, šito kategorija prekių taip ar taip bus nuo sausio 1, ar būtų šitas nutarimas ar ne, jų kontrolė bus sugriežtinta. ES pasakė, pirmas dalykas, bus įsipareigojimas iš prekės siuntėjo ir prekės gavėjo tarpusio įpareigojimas, kad reeksporto į Rusiją negali būti ir visuose sutartiniuose santykiuose tos įsipareigojimas turės būti visoje ES. Ir antras dalykas, turės būti mechanizmas, kuris užtikrins po pardaviminę kontrolę, o kur ta prekė yra. Ir ką mes diskutuojam dabar, kad mes nuėjom paprasčiausiai kelių uždrausti. Bet mes per 2 metus nuo pilno masto agresijos nesukūrėme savo sistemos, kaip turi amerikiečiai, jeigu mums taip, kaip mes galime kontroliuoti, o ne paprasčiausiai, uždrausti ir viskas. Aš analogiją jums pasakysiu, tai jeigu mes turim girtus vairuotojus, kurie padaro eismo įvykius, Vilniuje žūsta žmonės, panašiai, ar tai reiškia, kad mes prie įvažiavimo į miestą visus tikrinam, o galiausiai iš viso visus sodinam į autobusus? Ne,
kiekviena priemonė turi turėti proporcingumo ir netgi protingumo kriterijus. Kodėl aš sakau, kad tai yra klaida? Dėl to, kad tie faktoriai nebuvo įvertinti ir kada buvo kalba apie kitus ribojimus, apie ribojimą per Rusijos teritoriją vežti, tai mes pasiekėm sutarimą ir viskas. Tu negali per Rusijos teritoriją vežti prekių, kurios irgi buvo kalbama. Bet dabar aš žinau, kad diskusija prasidėjo vos nuo kelių šalių. Buvo kalbama Sakartvelas, Turkija, Jungtiniai Emiratai, kad buvo jautriausios šalis. Bet kažkodėl tai tam tikrų momentų buvo gal pabijota įskirti keletą šalių ir tada pasakyta, beveik 200 šalių yra, patenka po mūsų nacionalinėmis sankcijomis, pavadinkime taip. Pone Balčytyte, ar jūs matytumėt vietų kažkokių tai korekcijoms, gal iš tikrųjų, sakykime, ten tame sąraše galėtų kai kurių šalių nebūti? Ar jūsų galva, jeigu jų nebūtų, tai iš karto sukurtų prielaidas, ar ne, kad tos dviejopos paskirties prekės vienokiu ar kitokiu būdu galiausiai galėtų atsidurti Rusijoje ir galėtų būti panaudotos Rusijos karo mašinoje? Truputį atliepsiu, ką gerbiamas Andrius minėjo. Tai reikia suprasti, kad kontrolė po to, kai jau įvyksta dalykas, bėgti iš paskos, kaip sakot, kai girtas vairuotojas jau kelyje ir bandyti jį pagauti, yra tikrai daug sudėtingiau negu prevencija, užkirsti kelią tokiai galimybei išvis rastis. Tai irgi turėtumėm dėl to sutarti, nes kaip įsivaizduojama kontrolė. Dabar kas minima kaip kontrolės mechanizmas, tai siuntimas kažkokių kalnų popierių vienai kažkuriai institucijai, kur jeigu neduok dieve, jinai praleis ir paskui vis tik tai rasime tų detalių ginkluotėje Ukrainoje, tai tokiu būdu kas bus atsakinga? Tai ta institucija bus atsakinga, nes nesukontroliavo kažko, ką įmonė gavo ar negavo ten pasirašytą vieną ar kitą dokumentą. Tai man atrodo, kontrolė irgi turi būti efektyvi, nes kontrolė dėl kontrolės irgi netrodo sėkmingas sprendimas. Kuo galėtų būti papildytas sprendimas vyriausybės, tai galbūt licenzijavimo tvarka, kitaip sakant, patikimų įmonių, patikimų tiekėjų sąrašas, kurį galėtų patikrinti valdžios institucijos prieš leidžiant vykdyti būtent eksportą, ar kaip minima, ar ne, konkreti įmonė savo dukterinė įmonė įveždama vieną ar kitą technologiją galėtų taip pat tai daryti, bet tai turėtų būti normali licenzijavimo tvarka, kuri suteiktų galimybę, sąlygas vienai ar kitai įmoniai jau patikrinus visą kelią, gavus ir tos priimančios valstybės patikinimus ir panašiai. Tai tuo galima praplėsti ir man atrodo, tai būtų teisingiausias sprendimas, nes žinome, kad popierių siuntinėjimasis pirmin atgal tikrai nėra kontrolė ir tikrai neužkerta galimybės rastis tom prekiam karo lauke. Aš, kaip suprantu, konservatorių frakcija kviesis Luką Savicką, ministrą, į frakciją pasikalbėti. Tai ką jūs sieksite išgirsti arba galbūt ką jūs sieksite įteikti ministrui? Kad ar reikalingi kažkokie pokyčiai ar vis dėlto, kad galbūt palikime taip, kaip yra dabar? Aš manau, mes tiesiog pakvietėme ministrą pasidalinti savo matymu ir dėl šios problemos ir išgirsti jo matymus, tai matysime, kaip ta diskusija vyks, bet iš esmės tai, ką dabar sakau, tai yra ta galimybė, kaip mes matytumėm, kad galima būtų praplėsti šito nutarimo imti. Pone Romanovski, visiems turbūt aišku yra, ar ne, kad kiekvieno verslo tikslas yra užsidirbti, ar ne, ir verslai dažnais atvejais dėl to ir yra kuriami. Ar čia nėra ta vieta, kai galbūt verslui nereikėtų kvestionuoti, sakykime, valstybės sprendimų, nes apie tai, ką truputėlį ir ponė Balčytytė kalbėjo, jeigu mes, sakykime, po to gauname žinių, kad kažkokie komponentai galiausiai vis tiek buvo panaudoti žudant nekaltus ukrainiečius, kas tada prisims atsakomybę? Ar tai turės padaryti tas verslas, ar vis dėlto tai jau nėra verslo atsakomybė, jeigu jie tiesiogiai į Rusiją neeksportuoja, o kur jau vėliau nueina jų prekė, galbūt ir nelabai gali sureguliuoti. Kieno čia turėtų būti tada atsakomybė? Jau ne pirmą kartą laidoje kartoju. Sausio 1 dieną įsigaliojo reglamentas, kuris sako, kad atsakomybė yra ir to, kuris eksportuoja, to, kuris gauna produktą, kad tas produktas nepatektų į Rusiją. Atsakomybė tokia yra ir tai yra tiesioginis ar netiesioginis sankcijų pažeidimas. Jeigu tu žinojai, jeigu tu neįsitikinai ir jeigu galiausiai tavo produktas nuėjo. Mes dabar kalbame jau
pilno masto agresija porą metų vyksta. Mes kalbam apie tai, kad jokios sistemos iki šiol valstybė nesukūrė. Mes dabar diskutuojam. Mes kalbam apie tai, kad yra kalbama apie kažkokias tai įmonės, bet kur tos įmonės, kur tie pažeidėjai, kurie turėtų sėdėti liaudiškai tariant už grotų ir mokėti didžiulės baudas už tai, kad jie apeidinėja. Ir mes kalbame apie tai, kad yra šaukštas deguto medaus statinėje, yra 80, 90, gal 95% sąžiningo verslo, kuris tikrina savo senus patikimus tiekėjus, kuris žino, kam parduoda. Muitinė dabar kontrolė čia nėra popieriukai. Dabartinės procedūros ypatingai yra griežtos, iki akcininkų, iki įmonių, iki tiekėjų panašiai. Tas postpardaviminis tikrinimas nėra čia kažkoks tai sugalvotas dalykas. ES nuo sausio 1 reikalaus, kad turėtų būti tokie mechanizmai ir kad būtų deklaracija, kad tu gali patikrinti, kur tavo tas staklės, nežinau, ten įrenginiai nuėjo ir atgulė. Tai yra tokie mechanizmai, bet mes vėlgi bandome išspręsti užteršto vandens problemą, išjungdami visą vandens tiekimą namui. Statykime filtrus, bet neišjungimėkime vandens tiekimo, nes tai yra net neproporcinga ir nelogiška, nes tu to neįspręsi. Galutiniai rezultate problemos neįspręsi. Lietuva dabar kol kas nori būti, gal čia tam tikras mūsų toksai bandymas pasirodyti, bet mes esame pirmučiausi Europoje. Visi kiti netaiko šito apribojimų ir tada koks mūsų efektyvumas? Mes savo verslui išaunam į koją, o tie sukčiai, kurie čia veikia arba per kitos ES šalis veikia, jie taip veikia, kaip veikia, taip ir reikia. Tai čia reikia tam tikro ir daugiau ir bendrumo europiniam lygmenyje. Tas tikriausiai reglamentas, kuris dabar įsigalioja, beje, kuris tas sąrašas iš ten yra ir paimtas, tų 47 kategorijų. Tai yra tikriausiai geras žingsnis. Manau, kad ir mūsų dėka tas reglamentavimas atsirado. O gerai, jūs sakote, 95% verslo dirba sąžiningai pažįsta savo tiekėjus, tikrina juos ar ne. Ar tai ir yra tas vienintelis būdas, kaip verslui būti užtikrintam ar ne, kad ta prekė nenukeliaus ten, kur jinai neturi ir negali nukeliauti? Ką verslas daro, kad užkardytų tokius dalykus? Tai pagrindinis dalykas tai yra žinok savo pirkėją. Jeigu tavo pirkėjas yra Brazilijos vyriausybė perkanti programinį įrangą, tai kokia yra tikimybė? Yra gal visą laiką hipotetinė yra tikimybė, kad ta programinė įranga gali būti perduota. Jeigu tavo tiekėjas yra 20 metų, ta pati solidi kokia nors prekybos įmonė, mažmeninės prekybos Meksikoje, kuri valdo šimtus parduotuvių tam, kad tu siunti programinį įrangą, kontroliuoti jų automobilių kuro sąnaudas, tai ir dabar tai reiškia, kad ta solidi įmonė pradės pardavinėti, prekiauti su Rusija. Ne, tikriausiai tai yra nesąmonė. Ir dabar jau tie procesai yra tikrinami. Jeigu mes turim strateginį partnerį Izraelį, kuriam mes per jį gal eksportuojam jo įmonėm, kurie surinkinėja, tai ar tai reiškia, kad tada mes manome, kad Izraelis prekiaus dabar su Rusija arba jo įmonės? Tai mes nenorėkime būti šventesniais, mes ir taip tikrai dabartinės procedūros muitinės, aš kada pasikalbu su, yra gerokai griežtesnės, yra kartais 10 kartų griežtesnės negu pas kaimynus. Ir mes gyvename su to ir suprantame, kodėl tai yra. Nors kartais tikrai verslai pavargsta nuo tų procedūrų, kada visiškai 1000 eurų siunta, jai taikomi mėnesį užtrunka, kad tu surinktum visus iki akcininkų pirkėjo dokumentus. Bet taip yra, bet dabar mes turime neproporcingą ir apimtimi ir gilumo savo ribojimą, kuris aš manau, kad buvo neįvertintas. Kada aš pasikalbu su žmonėmis, jie man negali atsakyti kai kurios klausimus ir dėl to jį reikia koreguoti. Apie atšaukimą niekada nebuvo kalba. Tikrai nebuvo kalba, buvo kalba apie korekcijas. Pone Balčytyte, kai buvusi vyriausybė kalbėjo apie tai, kodėl ten reikia plėsti, sakykime, tuos sąrašus ar Aušrinė Armonaitė, tai gana vėlgi taip aptakiai būdavo kalbama, kad Rusijoje naudojami ten iš Lietuvos tie komponentai ar tos prekės, žudant nekaltus ukrainiečius. Mano klausimas būtų, ar vyriausybė turėjo kažkokių tai konkrečių duomenų ir kaip, pavyzdžiui, Andrius Romanovskis klausė, tai kodėl tie žmonės nesėdi ar ne, ar tos įmonės nesėdi už grotų. Ar vis dėlto tai yra labiau prielaida, kad jeigu tos dvejopos paskirties prekės galiausiai nukeliauja iki Rusijos, tai jos gali būti panaudotos kare? Kaip ir minėjau, kadangi dirbo ir ekspertų grupė ir pats gerbiamas Andrius minėjo, kad pats nutarimas įsigaliojęs yra 23 metų vasarą, tai tuo metu jisai galioja žeminiam transportui. Ir
kaip ir tuo metu, taip ir visą laiką veikia ir sankcijų įgyvendinimo komisija, bet taip pat institucijų darbo grupė, kurios sudėtyje buvo ir, kaip minėjau, ir žvalgybos tarnybų, ir muitinės departamento, ir karybos, ar ne, ir Ukrainos ekspertai, būtent tuo metu tam sąrašui dėti, bet lygiai taip pat turėkime omeny, pagal sudėtį tos grupės buvo visų pirma remiamasi informacija, pavadinkim taip, nuo žemės. Reiškia ir informacija dėl galimų apėjimų, ir informacija dėl realių apėjimų, ir informacija apie srautų persiskirstimus ir visa kita. Tai turime pasitikėti tom institucijom. Vyriausybė taip pat pasitikė institucijom, tokiom kaip ir ar muitinės departamentas, ar žvalgybos tarnybos. Tai patikėkit, tikrai nėra iš piršto laužti dalykai ir informacijos nebejotinai, kad buvo. Tai tiek galiu pasakyti ir kalbant apie tai, ką gerbiamas Andrius taip pat sako, kad taip, ieškokime sprendimų, kurie yra būtent atsijojantis. Tai mano manimu. Pone Balčytyte, kadangi laikas mūsų baigės, aš paprašysiu labai trumpai, kokį jūs matot būdą užtikrinti, kad ir sankcijų būtų laikomasi ir kad verslas Lietuvoje būtų laimingas? Tai kaip ir minėjau, manau, licencijavimas ir patikimų tiekėjų sąrašas ir galėtų būti tas būdas pratęsti tą pradėtą darbą praėjusios vyriausybės ir tiesiog finalizuoti jį įkuriant ir įsteigiant atsakingą instituciją, įsteigiant neturiu omeny, kad įstaiga kokią naują, bet priskiriant šitą funkciją licencijavimo, kas galėtų tikrai sutikrinti, patikrinti ir užtikrinti, kad ta įmonė, kaip minite, su vyriausybėm ar su savo dukteriniam, ar tikrai su patikimais tiekėjais, kurie minimose trečiose valstybėse egzistuoja ir galėtų tuomet jie tiekti tas prekes ar paslaugas kažkuria imtimi, kurios reikalingos jų veiklai vykdyti. Pone Romanovski, irgi labai trumpai tiktų toks variantas? Tai visiškai atliepia, apie ką mes kalbam. Kontrolė. Tai yra, mes irgi išėjom su pasiūlymu, kad jau tikrai galėjo atsirasti eksporto kontrolės agentūra, kaip turi amerikiečiai, kurie dirba su verslu ir atliepia ir verslo interesus, bet ir supranta, kokie yra tikslai. Bet kontrolė, filtravimas, tai yra ta priemonė, kuri leidžia ir išlaikyti didžiąją sąžiningo verslo galimybę veikti, bet tuo pačiu ir sugaudo ir aišku, kada pagauna, turi būti, kaip aš sakau, tada jau mirties bausmė. Taip, tiek šiandieną laidoje. Andrius Romanovskis, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas. Ačiū Jums, kad atėjote. Nuotoliu taip pat dalyvavo buvusi vyriausybės kanclerė, dabar Seimo narė Giedrė Balčytytė. Ačiū ir Jums. Ačiū visiems žiūrėjusiems. Mes pasimatome jau rytoj. Iki.